Bet neužsibiurokratinkim. Kaunas lyg dingo iš nacionalinės politikos. Arba kokį pusprojektį padėjo Seimo ant stalo, nesitikėk, kad visi jam pritars iš pilietiškumo paskatų. Ar tos tujas ten kažkur Vičiūnuose, koks mero kaimynas pasisodino savo ar valstybiniai žemėje. Ar lyg norima tiesti kelią Šančiuose, kur dabar yra numatyta miesto dokumentuose gatvė, bet ji ten nėra tiesiame, ten auga tujos turbūt. Irgi yra svarbiausias klausimas, kur ten kokia tuja yra. Arba Žemaitaitis Palucką už kažko laiko ir Paluckas jo paleisti negali. Gaila, šuo yra užsnūdęs, tai gal nekviesim jos ant sofos. Ši reforma tapo nebe gynybos, o valdžios mokesčių reforma. Sveiki Simonai. Labas, Pauliau. Sveiki Kaune, sveiki Lietuva, sveiki žiūrovai internete, YouTube'ai, Spotify'ui, nežinau, kur jūs mus radote, bet sveikinam jūs visus. Prisijungdamas prie visų Pauliaus kreipinių, irgi labai džiaugiuosi turėdamas galimybę, sėdėdamas ant šios oranžinės sofos, kreiptis į jūs. Mūsų idėja yra paprasta. Startuojam su tinklalaidė, kuri norėtumėm, kad šiek tiek išjudintų dalykus vykstančius arba nevykstančius Kaune. Kalbėsim irgi ne tik apie miestą, aišku, man kaip Seimo nariui rinktam Centro Žaliakalnio apygardoj svarbu kalbėti ir apie dalykus, kurie vyksta valstybėje. Bet čia neseniai vykęs mano biuro atidarimas Kaune sukėlė tikrai tokių įdomių diskusijų tarp tų svečių, kurie buvo susirinkę, o buvo tikrai žmonių atstovaujančių įvairias profesijas. Bet tas toks, Kaunas lyg dingo iš nacionalinės politikos. Arba nacionalinėje politikoje dingo Kauno reikšmė. Kažkur dingo Kaunas. Be abejo, turbūt negalima tapatinti, tarkim, savivaldybė nėra lygų miestiečiai, veiksmas, kurį, tarkim, daro Kauno valdžia, nėra lygų, kaip gyvena miestiečiai su savo įpročiais, laisvalaikiu, įvairiom veiklom ir panašiai. Bet, visgi, to nebeįmanoma nuslėpti, užtušuoti, ta tokia, baimės atmosfera mieste jaučiasi. Kita vertus, ir tų platformų, kur kalbėti jų irgi nėra labai daug. Turbūt tikrai nepaneigsim, kad Kaune be abejo vyksta ir vyko daugybė gerų dalykų, bet, turbūt reikia neapsimesti, nebijot diskusijos, argumentuotos, kartais, ironizuotos, kartais, tokios gyvesnės, bet, iš principo tiesiog suvokiant ir visą tą gėrį ir teigiamus dalykus, bet visgi išlaikytos tinklalaidės pagrindinį klausimą, ar viskas tvarkoj? Viskas tvarkoj, Simonai? Žinai, pasakysiu taip, labai neseniai irgi dar varčiau irgi vieną Leonido Donskio tekstą apie kritiką ir jos būtinybę Lietuvoje. Tai jis tą rašė jau prieš, nežinau, turbūt greit bus 10 metų tom idėjom. Matyt, nelabai kas pasikeitė ir aš manau, kad yra teisinga, kai yra dalyvaujant politikoje, yra vaidmenys ir jie gerokai skiriasi, kai tu esi valdžios atstovas, kai tu esi opozicijos atstovas. Tai opozicijos atstovo kontekste, man būnant tokiam, kaip aš mėgstu sakyti, laisvajam menininkui, kuris pats dėliojasi savo darbotvarkę, kurios nebūtinai palaiko valdantieji, tai aš ką galiu daryti? Aš galiu kelti klausimus, reikalauti atsakymų, rodyti duomenis, argumentus ir aš manau, kad demokratijai tai yra labai sveika. Tikrai taip. Ir lygiai taip pat labai sveika mūsų podcastui, jeigu jūs radę jį į komentarų skiltį įrašytumėt, kad ir savo kritiką, arba savo pasiūlymus, arba sveikinimus, padėkas,
Svarbiausia, kad dalyvautumėt kartu su mumis. Galite rašyti mums asmeniškai, mane rasti lengviau, tave šiek tiek sudėtinga. Rašykit Simonai. Bet mes tikrai aptarsim, tikrai nebijokit, nes mums irgi yra svarbu ne tik mums dalinti savo mintim, bet visgi atsakyti, tarkim, ir į tam tikrus klausimus ar pavystyti tas temas, kurios yra įdomios, nes kalbėsim ir norim kalbėti ne tik apie aktualijas, bet viena ar kita tema įeiti giliai. Ir čia gali būti klausimų spektras, nežinau, nuo ekonomikos, socialinės politikos iki švietimo, kultūros, galų gale pramogų, kažkokio miestietiško gyvenimo būdo, didmiesčių versus regionų. Įvairiausių temų gali būti ir tikrai šitas podcastas, šita tinklalaidė iš Kauno, tai yra visai Lietuvai, apie visos Lietuvos klausimus. Bet be abejo, kad prie Kauno mes šiek tiek irgi apsistosim ir apie pakalbėsim. Turim tokį interesą. Tai pradėkim tada nuo Kauno. Kaunas yra... Pradėkim nuo valstybės, Simonai. Kaunas yra modernios Lietuvos valstybės lopšys. Tai gal reikia grįžti tada truputį į modernų, mūsų į modernėją sostinę šių laikų Vilnių, Seimą. Ir kadencija prasidėjo neseniai, turim labai savotišką koaliciją, kur ne premjeras yra lyderis, aš ją vadinu Žemaitaičio koalicija. Ir dabar mes kalbam apie mokesčius. Visa Lietuva kalba tik apie mokesčius. Apie Žemaitaičio mokesčius lygiai taip pat buvo protestų, buvo daug chaoso ir aš nuoširdžiai pasakysiu, aš jau nebespėju sekti ir aš nelabai suprantu, kam tie mokesčiai dabar, kodėl jie tokie. Aš žinau, kad kalba apie gynybą, kad reikia kažką tai, bet kad reikia daryti, kad reikia stiprinti mūsų gynybinius pajėgumus. Bet viešojoje erdvėje Žemaitaičio koalicija nesutarė dėl pačių mokesčių. Jie patys. Kas ten vyksta? Žemaitaičio koalicija, Žemaitaičio mokesčiai ar žemaitaikanti koalicija ir žemaitaikančios koalicijos mokesčiai. Čia toks geras leitmotyvas gaunasi. Pradėkim nuo to, kad pagrindinė problema yra jau nekalbant apie asmenybės, matyt prie Žemaitaičio ir jo visos įtakos valstybės darbui dar grįšim. Beje, aš atkreipiu dėmesį, kad dar tik pusmetis po naujų rinkimų, po naujos valdžios suformavimo, bet mes tiek įvykių turėjom, kad aš jau jaučiuosi, nežinau, kad čia 2 metai praėjo. Sunku patikėti. Sunku patikėti, o yra tik pusmetis. Bet grįžkim prie to, kad mes pametėm pagrindinį vektorių, pagrindinę kryptį. Ir tu pats irgi labai daug kalbėjai dabar apie gynybą, jos poreikius, visi tą žinom. Jau aš manau, kad nepaisant to, kad ta komunikacija galėtų būti geresnė, kalbant apie tai, kam reikia tų lėšų, ten kokiai ginkluotėjai, Vokietijos brigados įsikūrimo visai infrastruktūrai, nacionalinės divizijos, žodžiu, suformavimui, galų gale vykdant ir Vilniuje vykusio NATO samito jau naują regiono gynybos koncepciją, jos įgalinimą, bet tai turbūt palikim Krašto apsaugos ministerijai, ką ministrė visai neblogai daro. Ko nedaro premjeras, pabrėšiu, nes... Žemaitaitis. Premjeras. Atsiprašau. Okay, premjeras yra Paluckas. Jau pamiršau biškutį. Bet šitoj vietoje aš manau, kad kadangi mes nebekalbam apie gynybą. Mes kalbam dabar susipriešinę, kur ten grindys, lubos, slenkščiai, palangės, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį. Aš atsimenu, pradžioj buvo ten nuo 40 000, po to 80. Tai būna, žurnalistai dažnai klausia, kokia jūsų nuomonė ten apie tą. Nežinom, neįmanoma žinot. Nes vieną pasakys finansų ministras Šadžius, antro lieps nesureikšmint Paluckas, trečią išgirsim iš Seimo pirmininko, ketvirtą naktį nemiegojęs atrašęs į visus komentarus išdyk Žemaitaitis dar su kita versija.
Ir dabar mes nežinom, visi įstatymų mokesčius reguliuojantys įstatymai yra praėję pateikimo stadiją, kokie jie bus priimti, aš nesiryščiau teikti. Kiek ten tų įstatymų? Ypač kalbant apie nekilnojamo turto mokestį. Tų įstatymų visus sudėjus ten kokie 6-7 yra, bet vieni reglamentuoja atskirius mokesčius, kiti patį gynybos fondą ir panašiai. Bet neužsibiurokratinkim. Mūsų ir bėda, kad mes užsibiurokratinam, mūsų kartais užbiurokratina ir finansų ministerija, čia jau net ir prezidentas atkreipė dėmesį į ministro komunikaciją. Ši reforma tapo nebe gynybos, o valdžios mokesčių reforma. Nes net jeigu ir bus kažkoks efektas, į gynybos fondą nueis tikrai ne viskas. Kitaip tariant, viskas bus naudojama taip, kaip valdžiai atrodys geriau. Ne kaip žmogus norėtų, bet kaip valdžia norėtų. Ir čia, manau, yra didysis trikdis. Ta visuomenė, kuo toliau, tuo labiau supranta. Nereikia apšaukinėti tų, kurie kritikuoja mokesčių reformą, kad jie yra kažkaip nepilietiški, jiem nesvarbu gynyba. Na, atsiprašau, bet kokį pusprojektį padėję Seimo ant stalo, nesitikėk, kad visi jam pritars iš pilietiškumo paskatų, tuo labiau, kai tu suformavęs koaliciją, prisėmęs atsakomybę po rinkimų, nesugebi net sutelkti daugumos šitiem klausimam. Ta mes jau ir matėm ir jeigu pateikimo stadijoje balsuoja ten apie 70 Seimo narių už mokestinius pakeitimus, aš tik priminsiu, kad priėmime jų reikės minimum 71. Tai dar neaišku, kaip čia šitie dalykai atrodys. Ir tokiu atveju aš manau, kad mes atrodom žiauriai keistai, mes rizikuojam labai dideliais dalykais, pavyzdžiui, Lietuvos ekonomikos augimu, kas yra unikalu žiūrint į visą Europos Sąjungą, aš jau nebekalbu apie Baltijos šalis. Ekonomikos augimas yra tas variklis, kas ir suneša lėšas, o dabar aš ko labiausiai bijau, kad pakelsim mokesčius, supriešinsim visuomenę, visuomenė nueis labiau į šešėlį, nebe tiek vartos, keisis elgsena, nei mes tai gynybai daugiau surinksim, nei mes tų priemonių gyvendinsim, kurios tiesiogiai lems socialdemokratiškąją gerovę. Tai šitoje atveju aš rizikų matau žymiai daugiau negu kad efekto. Bet mes dar kaip ir domėn nepaėmėm, kas dedasi už Lietuvos ribų. Man atrodo, kad artimiausias pusmetis tikrai nebus pats geriausias laikas pasaulio ekonomikai. Sakykime, dėl dalykų, kurie vyksta Jungtinėse valstijose. Ar dabartinė koalicija galvoja apie tokį atvejį, kad čia gali būti, mes keičiam mokesčius, dar ateina audra iš už Atlanto, o bendra suma gausis, kad, po poros metų turėsim neigiamą ekonominį augimą? Pirmiausia, aš beklausydamas tavo klausimo vis prisimenu tavo tikrai ryšį su Lenkija. Ir aš manau, kad vertinant tarptautinį kontekstą yra dvi šalis, į kurias verta kreipdėmėsi. Tai yra Lenkija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Lenkai ginkluojasi iki dantų. Labai daug dėmesio skiria kariuomenės stiprinimui, gynybos stiprinimui. Bet Lenkai nėra eurozonoje, Lenkijai negaliojo Maastrichto kriterijai, Lenkija galėjo skolintis iš esmės be kažkokių papildomų apribojimų. Kita vertus, ir pačia turbūt politika susižiūrėjo ir rado visgi tos pinigus, kaip paimti per mokesčius ir panašiai. Ir čia yra geras pavyzdys ir geras parodimas į tai, kad yra nenormalu, kada mes dar vis gyvenam pagal Maastrichto kriterijus, kada karas vyksta už ar prie mūsų durų, kada mes negalim skolintis gynybai pagal kažkokią išimtį ir panašiai. Ir tie dalykai tik dabar pradami dėkti Europos Sąjungoje. Tai galų gale. Bet jau pradedami ir tai yra labai geras dalykas ir vienas didžiausių resursų, iš ko suplauks pinigai į gynybą.
Bet lygiai grečiai matykim, kas vyksta, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, kuri prarado aukščiausią skolinimosi reitingą, nukrito vienu laipteliu žemiau. Ir tos reitingo agentūros jos labai aiškiai pabrėžė, dėl ko tai įvyko. Dėl politinio nestabilumo, dėl politikos nestabilumo. Ir pavyzdžiui, žiūrint į tą patį Lietuvos kontekstą, suvokiant, kad reikės skolintis, dėl šito viso chaoso, kuris vyksta Lietuvoje, gali būti labai realu, kad mes irgi krisim, pavyzdžiui, vienu laipteliu žemyn. Ir žiūrint, pavyzdžiui, į palūkanas, būtų labai realu, kad jos kiltų kokiu 1% punktu. Tai kažkur papildomai kainuotų kokius, pavyzdžiui, į dabartinę situaciją žiūrint, kokius 300 milijonų tas pakelimas, o tai yra lygiai 1% punktas tos sumos, kurią gauname pridėtinės vertės mokesčio pavidalu į biudžetą. Tai kitaip tariant, tas politinis nestabilumas, jo reikėtų labiausiai vengti. Suvokti, kad pagrindiniai resursai tai yra europinės lėšos, skolinimasis ir panašiai. Aš sutinku ir girdžiu tuos argumentus, kad reikia galvoti apie tvarų finansavimą gynybos, ypač kalbant jau apie tą stadiją, kada mums nebe įsigyti kažką reikės, o jau išlaikyti, aprūpinti ir panašiai. Tam ir praėjusią kadenciją vyriausybė, kurioje teko dirbti, tam ir suformavo gynybos fondą, koregavo tam tikrus mokesčius, visą tai veikia nuo sausio 1 ir dabar mes iš esmės nei pusmetis nesibaigė, dar net nematom, kaip tas biudžeto surinkimas keliauja į gynybą, ar turim efektą. Estijoje matom, kad atvirkščiai gavosi tas mokesčių pakėlimas sulėtino ekonomiką. Mes vėl stačia galva į dilgėlės, vykdom tą žemaitaitišką, žemaitaikančią politiką ir ką. Ir, nežinau, aš jau tą mintį susakęs, kad kuo yra panaši Lietuvos politika mokesčių klausimų ir Trumpo politika Amerikoje, tai abi politikas apjungia žodis trumparegiškumas, nuo žodžio Trumpas ir rega. Tai čia, manau, nėra geri scenarijai, matant elgseną, norą, pavyzdžiui, vėl didinti pelno mokestį. Aš matau vieną labai paprastą dalyką, kad šie ir kiti metai dar neparodys tų visų neigiamų pasiekmių, nes daug kas išsimokės pelno mokestį, mes gyvensim tokioje iliuzijoje, žodžiu, kad viskas yra ok, bet tai bus tokia tyla prieš audrą, o visgi Lietuvos ekonomikos augimas yra 1,5 milijardas per metus ir kodėl, pavyzdžiui, didžiosios dalies tų lėšų nesusitarti ir nepanaudoti būtent gynybos poreikių. Tai kaip atrodytų iš liberalų perspektyvos, iš mūsų perspektyvos, kokiam gynybos fondo papildymo būdui mes pritartume, jeigu Žemaitaičio koalicija jį mums atneštų? Tai aš jau minėjau, kad pagrindinis dalykas tai yra skolinimasis, tai yra iš esmės pagrindinis resursas. Kitas dalykas tai be abejo yra ekonomikos augimas, nes vien iš ekonomikos augimo mes ženklę dalį galim susinešti į gynybos fondą. Ir čia vėl yra kalbama visada apie čia mokesčiai, kaip ir reikalingi socialiniai infrastruktūrai, socialiniams poreikiams. Bet pažiūrėkit, tas pats pensijų augimas yra indeksuotas, dar Skvernelio vyriausybės kažkada ir jis tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos augimo. Tai visi tie dalykai yra surišti ir jeigu mes turim tokią situaciją, kaip, pavyzdžiui, vyriausybė priima vieną ar kitą sprendimą, jį privalo įvertinti Teisingumo ministerija teisės požiūriu, kodėl mes nevertinam poveikio ekonomikai požiūriu. Kas dar labai juokinga, kad pats finansų ministras Seimo tribūnai pripažįsta, kad ekonomikos augimui šitą mokesčio reformą turės minusinį poveikį. Tai, kitaip tariant, viską sudėjus, aš manau, kad liberalai visada pasižymėjo tokią sąlyginę ramybę, nesiblaškimų, sveikų protų ir praėjusią kadenciją mes turėjom raudonas linijas ir dėl turto mokesčio, dėl
individualios veiklos, didesnio apmokestinimo, mes tų raudonų linijų neperžengiam, kai kur buvo mums sunku sprendimai, pavyzdžiui, irgi pelno mokesčio padidėjimas 1%, taršos, įvairius akcizai. Šitie dalykai eina į gynybos fondą, bet mes tada turėjom platų sutarimą, ne tik tarp politinių partijų, bet ir tarp verslą atstovaujančių asociacijų, kitų socialinių partnerių. Dabar ką mes matom, tokį farsą, pinigus uždirbančios ir į biudžetą nešančios asociacijos tiesiog rėkia, kad nedarykit klaidos ir stabdykit šitą reformą. Tai biudžeto finansų komitete sukviečiamos įvairios irgi asociacijos, kurioms ten rūpi socialiniai klausimai, socialinė atskirtis, pajamų nelygybė, skurdas, viskas ok, bet Lietuva yra padarius didelį žingsnį į priekį ir man tas kiekviena proga bandymas įpiršti tą tokią, skurdo įvaizdį, man atrodo, netinkamas ir mes kaip valstybė čia pralošiam. Daugybė gerų dalykų čia vyksta, juos galim panaudoti ir valstybės gynybai tame tarpe. Man atrodo, kad jeigu praėjusi vyriausybė turėjo platų sutarimą, man atrodo, šita koalicija tarpusavio sutarimo neturi dėl šito dalyko, dėl mokesčių. Kaip tu gali turėti sutarimą, kada tu pačioj pradžioj pasielgiai neižvalgiai? Premjeras, beformuodamas naują daugumą, be to palikimo, kurį gavo iš ponios Blinkevičiūtės, kuri pablinksėjo ir pabėgo iš premjerės pozicijos. Premjeras kalbėjo daug apie kažkokį galios žaidimą, jėgos žaidimą, kaip jam ten tas svarbu ir panašiai, dėl to jam buvo reikalinga didelė dauguma. Jis problemos nematė, pasikvies Žemaitaitį, kodėl jis jį laiko šitoje koalicijoje, tai tikrai yra daug klausimų, arba Žemaitaitis Palucką už kažko laiko ir Paluckas jo paleisti negali, arba tai yra vienintelė sąlyga ir vienintelė galimybė turbūt išbūt premjeru, turint tokį Žemaitaitį koalicijoje. Ir ta koalicija tokia yra ypatinga. Tai iš esmės turim vieną žmogų, kuris kalba bet ką, belenkaip. Sugebėjo net su savo elektoratu susipykti, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį. Ir kita vertus turim tą patį Seimo pirmininką arba demokratus, kurie sako, mes esam šitos koalicijos sąžinės balsas. Mums netinka tas ir tas, bet ir mes svarstysim tos dalykus ten mūsų kokioj ten partiniai taryboje. Susirenka, pasvarsto ir išsiskirsto ir dar iškelia naujų sąlygų, naujom įvairiom, nežinau, ten lengvatom ar socialiniam gerybėm, kas mano galva yra neatsakinga ir aš dar kartą galiu drąsiai tą sakyti ir garsiai, tai yra valdžios žaidimas ir tie mokesčiai jau dabar yra apie valdžią ir jų išbuvimą valdžioje. Tai nieko bendro nebeturi su gynyba, tai nieko bendro neturi su valstybiniu mąstymu, koalicija įsivarė save į kampą, ar užteks balsų priėmimo stadijoje dėl tų mokesčių, aš nežinau. Kada balsuojat? Ar reikės, viskas per šią sesiją turi vykti. Ar reikės liberalų balso šitiem dalykam bus matyt, bet valdančioji koalicija yra tam, kuri neštų klausimus, dėtų jos ant stalo, turėtų tvirtą stuburą, politinę aiškę nuomonę, daugumą. Tai ir pažiūrėsim, ar tai yra koalicija, ar Žemaitaičio koalicija, ar žemaitaikanti koalicija, ar jinai išvis yra koalicija. Ir galų gale, ar veikia penktoji kolona Seime, ar neveikia. Tai manau, kad tie mokesčių įstatymai irgi daug dalykų atskleis. Tai turim tokią situaciją, kad sesijos pabaigoje galim nebeturėti koalicijos? Ta koalicija išliks, visgi valdžia jos vienyje. Ir jie ieškos visi kampo ir Paluckas yra visiškai naują dalyką radęs, kas beje šiaip jo reitingams turi teigiamą reakciją. Jis gerai moka suteikti vaidmenis savo koalicijos partneriams,
duok jiem erdvės, pats labiau kažkaip atsitraukti ir panašiai. Bet kita vertus, kiek tu taip tempsi ir ar Lietuvai valdžia dėl valdžios yra labai reikalinga. Aš manau, kad Lietuvai yra reikalinga valdžia, kuri turi energijos, kuri veda į priekį, kurią vienyje kažkokie bendri tikslai, o dabar čia tokia, nežinau, auditų dauguma. Vis žvelgiant į ką ten tie konservatoriai prieš 10 ar 15 metų padarė. Man neįdomu, praėjo jau daugybę metų, Lietuvoje užaugo nauja karta, pasaulio laimės indekse mūsų jaunimas laimingiausias pasaulyje, mes kaip visuomenė net to suprast nesugebam. Tai aš manau, kad kol mes čia pykstamės, diskutuojam, bedam pirštų vienas į kitą, pasaulis ir Lietuva, ypač kalbant ne apie tą oficialią ar biurokratinę Lietuvą, bet apie mūsų piliečius, ypač jaunesnę kartą, pokyčiai yra didžiuliai. Ir ta karta laimingiausio jaunimo, viskas, ji jau uždirba pinigus, ji pradės, nežinau, aktyviai balsuoti, lemti sprendimus, manau, ir grįš ir Lietuva, ir parlamentas į visai kitus veiklos rėmus. Bent jau aš taip tikiuosi ir čia bandau būti optimistas. Labai optimistiškai. Tai gal tada grįžtam į Kauną truputį ir pasižiūrim, kaip ta jaunoji Kauno Lietuva, tas jaunimas keis visą šitą mūsų viešai landšaftą mieste, kaip keisis Kauno politika, ko mes galim tikėtis, kokių diskusijų, kokias temas kelsim. Mero rinkimai artėja irgi, pokyčiai, rinkimai visada artėja, bet kokių mes pokyčių siekiam čia Kaune? Aš manau, kad jau mes kalbėjom apie tai, kad norisi labiau telkti žmonės, telkti tos miestiečius, kurie yra visuomeniški, kurie, turi galbūt nuomonę ne visada, kuri tiks visiems. Kita vertus, Kaune yra ir daugybė labai gerų dalykų, kuriuos reikia išlaikyti, jos nereikia kažkaip ten sakyti, kad jie blogi ir panašiai. Bet kita vertus, dar aš pats prisimenu savo veikimą ir darbą, būnant ar eiliniu miesto tarybos nariu, ar vicemeru. Tai buvo visai kitokio lygio politika miesto, visai kitokio lygio planavimas, visai kitokio lygio ambicija. Aš atsimenu, kada buvo daug diskusijų apie Kauno plėtrą, apie 21 amžiaus Kauną ir jo plėtros ašį Nemuno salą, kurioje ir arena, ir baseinas, ir mokslo sala, nuostabus objektas. Bet dabar žiūrint viešą erdvę ir ką komunikuoja Kauno politikai, ar kokias nuomonės rašo, pavyzdžiui, tas pats Kauno meras, tai iš tos Nemuno salos, iš tos 21 amžiaus krypties kažkaip viskas susifokusavo ir susitelkė į tują, nes tu paminėjai landšaftą, tai man iškart toks sodininko terminas ar kraštovaizdžio specialisto, nes iš esmės dabar Kauno politika sukasi aplink tują. Ar tas tujas ten kažkur Vičiūnuose, koks mero kaimynas pasisodino savo ar valstybiniai žemiai. Tam net pasitelkiamos savivaldybės įmonės, žodžiu, tas tujas pjauti. Ar lyg norima tiesti kelią Šančiuose, kur dabar tujos. Bet lyg Vičiūnuose irgi yra numatyta miesto dokumentuose gatvė, bet ji ten nėra tiesiame, ten auga tujos turbūt. Ar galiausiai irgi stebėjom ir skaitėm naujausią mero poziciją apie brolius Šiliauskus, kurių vienas suimtas už korupcinius dalykus, kitas ten jo brolis, gyvena visi Vičiūnuose ir irgi yra svarbiausias klausimas, kur ten kokią tują jie yra pasisodinę. Tai aš manau, kad tai tikrai yra toks nevertas Kaunas tokios pigios politikos ir Kaune tikrai, čia bet kuriam kampelį miesto tiesiog užkoduotas yra tas toks supratimas apie impulso davimą valstybei, impulso davimą pačiam miestui tiek architektūrinė prasme, urbanistinė prasme.
Ir aš manau, kad kas turi keistis, vietoj tujų mes turim vėl kalbėti apie labai svarbius klausimus, iš naujo irgi galvot, kuria linkme miestas judės, kas yra labai svarbu. Mano galva, aš jau daug nekalbėsiu, nes daug esu kalbėjęs apie, tarkim, kultūrą ir jos, reikšmę. Bus dar progų pakalbėti. Jo, bet čia ir Europos kultūros sostinė, ir ta pati UNESCO architektūra, bet aš, pavyzdžiui, brėžčiau kitus dalykus, tarkim, tas pats švietimas. Mano net galva dabar, kai vyksta diskusija apie regionų ministerijas, Kaunas galėtų labai puikiai išstoti. Įrodyti labai gerą pavyzdį, kaip svarbu yra ne ta regionų ministerija, ne kad, kaip čia pasakyti, gelbėt mažesnės savivaldybės. Tai norim regionų ministerijos Kaune? Ne, aš pabaigsiu mintį, negalima taip paprastai irgi suprasti. Tos regionų ministerijos idėja yra, taip diplomatiškai kalbant, labai keista. Normaliai kalbant yra nesusipratimas. Bet būtent Kaunas galėtų kalbėti apie tikrą regionų politiką. Ir pavyzdžiui, yra tokios temos, būtent kaip kultūra, ar ten švietimas, investicijų pritraukimas, darbo vietų kūrimas, tarkim, imant ir kitas valstybės, tam regioniškumui turi įtakos ir nuo geografinės padėties, tarmės ar ten kitų dalykų, bet Kaunas irgi yra labai aiškus regionas. Ir dažnu atveju, pavyzdžiui, ypač švietimas yra tam regioniam lygmenį. Ir tu tada gali daug dalykų visai kitaip keisti sistemiškai žiūrint. Ir aš manau, kad būtent ir Kaunas galėtų įnešti visai kitą kokybę tos regionų ministerijos klausime, tiesiog kalbėdamas apie dalykus, nes nepaisant kritikos, nemažai gerų dalykų visgi Kaune įvyko. Ir čia tiesiog miestas praranda šansą. Tai žodžiu, politiškai, komunikaciškai reikia raut lauk tas tujas ir grįžti prie normalių, rimtų sprendimų. Valstybės lygio sprendimų. Valstybės lygio sprendimų, tuo labiau, kad ir valstybė turi suvokti, kad Kaunas yra valstybės garbės reikalas. Kita vertus ir Kaunas turi neprarasti šitų pozicijų, nes Vilnius irgi juda į priekį, dabar irgi kaip ekonomiškai įsitvirtino regione kaip labiausiai augantis miestas, turtingiausias miestas, žiūrint į pajamas. Tai čia vėlgi prisimenant tą patį Leonidą Donskį, nebūtina būti sostinė, kad tu būtum įdomus, kad miestas būtų toks gyvybingas, su savitumu, savo tapatybę. Aš irgi labai džiaugiuosi matydamas pokytį, koks buvo miestas, kai aš čia įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą, koks jis yra dabar. Tai tie pokyčiai yra didžiuliai, bet vėlgi, tam reikia sugebėti ne tik diskutuoti, ne tik kurtas diskusijų platformas, ne tik apjungti įvairiausių sričių specialistus, bet tam reikia matyti turėti ir savy tam tikrų ambicijų, galiausiai svajonių judėti prieki. Ir jausti tą Kauno ambiciją. Žiūrėti norėti Kauną parodyti kaip lyderį ir kaip centrą. Ne valstybės centrą, bet labai stiprų centrą pačioje Lietuvoje. Kitas pavyzdys. Nekilnojamo turto mokestis. Tai dabar tu nieko nebesupranti, koks tas grindys bus ten ar lubos, visuomenė nesupranta, o ką koalicija bando daryti, bando padaryti kuo didesnį intervalą ir viską numest savivaldybėm, kad jos jau ten priimtų sprendimus, nes kalbant apie fizinių asmenų turtą, savivaldybė jo nereguliuoja, tai įkalta įstatymę. Ir tarkim, jeigu Vilniaus merą girdim, kitus merus girdim, Kaunas nekilnojamo turto mokesčio kontekste irgi turėtų pasakyti savo nuomonę. Tai dėl to aš sakau, aš nebematau, tą jau pastebi irgi ir kiti miesto intelektualai ir panašiai. Tai aš manau, kad prie to reikia grįžti, o žinot, grįžti visada galima, nes pokyčiai visada ir prasideda nuo diskusijų, nuo tos tokios pradžioje, kad ir nedidelės grupės žmonių, kuriem įdomu, ir aš manau, kad yra įmanoma. Ir prie to mes grįšim. Mes grįšim ne vienam ir ne dviejose epizoduose.
kalbėsim apie Kauną, kalbėsim daugiau apie Lietuvą ir kalbėsim, ką veiksim dabar. Ką veiksi po mūsų šito įrašo čia Kaune, tavo naujam biure? Tai, ką veiksiu, tai iš tikrųjų šiandien gaila šuo yra užsnūdęs, tai gal nekviesim jos ant sofos, bet ketinam irgi turbūt kokią mažulinę pabėgioti. Žodžiu, aš manau, kad vis tiek turim didžiulį privalumą gyventi Lietuvoje tokio žaliuose miestuose, jos puoselėti, tai tam tokiam gyvenimui po darbo tas ir labai svarbu, galų gale. Ir šiaip manau, kada gal padarysim temą kaip irgi Kauno infrastruktūra, susijus irgi su kažkokiu sveika gyvensena ir panašiais dalykais. Galų gale Kaunas visada buvo ir sporto miestas. Vėlgi nepamiršim ir valstybės pozicijų, tai kaip pats minėjai irgi, jeigu jau kalbant, kokias dar temas matom savo tinklalaidės horizonte, tai turbūt irgi labai svarbu yra kalbėti ir apie tokius sudėtingesnius dalykus, kaip tarkim istorinės atminties politika, viešosios erdvės, vieši simboliai, tam tikri kultūriniai, istoriniai dalykai ir vėlgi Kaunas yra geras pagrindas, iš kurio galima apie tai kalbėti. Yra gerų pavyzdžių, kuriais gali iliustruoti tam tikrus dalykus. Taip pat norėsis irgi pagvildent tikrai ne vienoj tinklalaidai švietimo temą. Nes švietimas irgi matosi, kad 4 metus bus be jokios ryškesnės ambicijos, bus bandoma tiesiog pragyventi. Tu pats po Seimo rinkimų sakei, kad fokusą savo veiklos kreipi nuo kultūros, kurioj tu esi ekspertas ir daugiau nei 10 metų jau praleidai joje, labiau į švietimą. Tai kažkuria prasme taip, čia gal kalbant apie komiteto pasirinkimą. Kita vertus, man ir padeda ir kartais trukdo ta etiketė to buvusio ir kultūros ministro ar tapatinimo su šita tema, nes aš manau, kad valstybėje kaip tik reikia kuo daugiau universalių politikų, galinčių kalbėti įvairiose temose, bet turinti gerą kultūrinį tokį pagrindą ir stuburą. Tai aš manau, kad čia yra tokios geras savybių rinkinys, kurį privalau išnaudoti, siūlydamas kažkokius prasmingesnius ir geresnius dalykus. Ir vėlgi grįžkim prie to, kad visada yra svarbu būti įdomiam. Tai tos temos tokios kaip kultūra, švietimas, jos akivaizdu, kad duoda tą įdomumo momentą, nes galima žiūrėti vien į biurokratiją, faktų, skaičius, kas šiaip irgi yra svarbu. Beje, mes irgi daug skaičiuosim, mūsų ta oranžinė skaičiuoklė kažkur yra, mes ją susirasim. Mums dabar jos nereikia, nes kol kas yra nuliai, bet visus tos dalykus panaudosim. Tai dar kartą kviečiam mums rašyti, reikšti savo nuomonę ir tikrai pasistengsim atsižvelgti ir tą diskusijos kultūrą vystyti. Tai ačiū visiems už dėmesį, už tai, kad išsėdėjot kartu su mumis ant šitos oranžinės sofos virtualiai, galbūt bėgdami po žolyną, klausydami šito mūsų podcast'o ir komentuokit, rašykit Simonui tiesiai į komentarus, kokiam socialiniam tinkle jūs randate visą šitą mūsų pokalbį ir laukiame jūsų kitose epizoduose neužilgo. Ačiū tau. Ačiū tau, Simonai. Sėkmės visiems. Ištvėrėm.